Rytoj turėsime lygiai 2 savaitės, kai pradėjome dirbti su Sigita. Kodėl aš kreipiausi pagalbos? Mano dukrytė užmiginėjo tik su krūtimi ir tik su manimi. Na ir supratau vieną dieną, kad vis tiek reikia ją mokyti, kad jinai mokėtų užmigti ne tik su mamyte, bet mokėtų užmigti su kitu asmeniu ir tai nesudarytų jai problemų. Na ir mes pradėjome tada mokymus. Ko pasiekoje rezultatai yra tikrai įspūdingi, nes pranoko mūsų visus lūkesčius. Dabar Nikutė užmiega pati, miega savo lovytėje, savo kambaryje ir keliasi 1-2 kartus per naktį. Prieš tai mes miegojame kartu visą naktį, užmiginėję tik su krūtimi ir keliasi, 5-7 kartus stabiliai naktį. Tai dabar labai džiaugiamės rezultatu ir aš labai tikiuosi, kad jisai toks ir išliks. Ir pagal mūsų prognozes, tai rezultatas bus dar geresnis po 3 savaičių. Bet kol kas tikrai esame patenkinti savo darbu, nes tikrai įdėjome jo nemažai. Darbo įdėti reikia, turi naudoti tam tikrą strategiją, kad nepadaryti vaikui traumas ir panašiai. Tai štai tiek.